Sveiki žvejai! Šį kartą gaudysime ešerius ir jų bandysime ieškoti Kauno mariose. Nes prasidėjus šalnom, ešeriai pradeda būriuotis į didesnius būrius ir juos lengviau sugauti, nei buvo galima padaryti vasarą. Kalbant apie inventorių, reiktų meškerę rinktis, kuo patogesnė ir kuo jautresnė viršūnėlė. Nes ešerių kibimai truputėlį skiriasi nuo starkių kibimo. Ešerys masalą griebia ne vieną kartą. Ir dažni kibimai būna labai atsargus. Ir dėl to svarbu pastebėti kiekvieną ešerio prisilietimą prie mūsų masalo. Pats spiningas labai kietas, o viršūnėlė labai jautri. Jo gramatūra pakankamai nedidelė, nuo 1 gramo iki 9. Šį kartą naudosiu net 16 gramų svarelius. Svarelius tvirtinu per kilputę. Dar vienas kilpos privalumas, kad galiu pakeisti, kada noriu. Svarelį galiu uždėti ir lengvesnį, ir sunkesnį. Tuo labiau, kad kilpos dvigubas valas sumažina trintį tarp valo ir suktuko. Galima dėti ir skabę, bet skabė dažnai užkliūna už dugno ir dažniausiai nutrūksta ties pačių rišamų mazgų. Mūsų sistemėlės pirmoji dalis paruošta. Belieka surišti kilpas, kur tvirtinsime pavadėlius su guminukais. Šį kartą gaudysime su 2 pavadėliais, 2 guminukais. Pirmą kilputę rišu maždaug nuo svarelio 20-25 cm virš jo. Kita kilputė nuo pirmosios į viršų taip pat panašiu atstumu. Kilputės darau labai paprastai. Paprasčiausiai perlenkus valą 2 kartus surišu. Kilpas darau pakankamai didelės, kad galėčiau per jas išverti guminuką, kartu paruoštą su visų pavadėliu. Nes dažnas atvejis, kuomet kabliukas susikabina už dugno ir mes pavadėlį nutraukiame, tuomet galima pasiruošti atsarginių pavadėlių ir bet kada greitai juos pakeisti. Pritvirtinto pavadėlio nedarau ilgesnį už tą atstumą tarp kilpų arba tarp kilpos ir svarelio. Tuomet jie pradės pintis tarpusavyje. Guminukus maunu ant nedidelio galvakablio, maždaug 2-3 gramų. Kalbant apie valus, aš naudoju 0,2 mm storio pagrindinį valą. Pavadėlius rišu iš truputėlį plonesnio valo, 0,16. Gaudant su tokio tipo spinningu, nevertėtų dėti turesnio valo. Jo pakankamai užtenka. Įmetus sistemėlę į vandenį, laukiame tol, kol ji pasieks dugną. Vėliau pradedame po truputį traukti. Iš lėto vyniojame valą. Svarbu rasti tą greitį, kad svarelis nepakiltų nuo dugno, o iš lėto šliaužtų dugnu. Truputėlį pasukus reikia pristabdyti, bet tą darant nedažnai. Dėl to viršūnėlės jautrumas yra labai svarbu, kad mes jaustume kiekvieną dugno nelygumą, kuomet svarelis jį sutinka. Jeigu po keletos metimų nesulaukime kibimų, guminukų spalvas ir modelius reiktų keisti. Jeigu nekimba ant ryškiai raudono, reiktų bandyti žalią. Rudenį dažnai pasiteisina žalia spalva, nors gaudome nelabai didelėme gylyje. Šie svyruoja nuo 5 iki 8 metrų. Didesniuose gyliuose nereiktų ieškoti ešerių. Netgi mes šioje vietoje gaudome netoli hidroakumuliacinės elektrinės. Čia ieškome povandeninių kalnelių. Ir geriausiai būtų gaudyti šalia jų, ten, kur gylis pradeda gilėti. Tai ir sulaukiau pirmojo kibimo. Viršūnėlės galiukas vibruoja. Jaučiu, kad žuvis tikrai yra. Nors pirmi kibimai labai buvo atsargus.
Vos linkteli meškerės galiukas ir sunku suprasti, ar tai kibimas ar kliuvimas už dugno, bet dažniausiai reiktų pakirsti. Žuvis jau mano rankose. Toks ešerys, nors nėra labai didelis, bet priešintis labai stipriai sugeba. Šis ešerys užkibo ant violetinės spalvos guminuko su raudonais taškeliais. Belieka toliau bandyti, reiškiasi, ešeriai pradeda po truputį kibti. Atkreipkite dėmesį į darbą. Rite iš lėto suku. Greitį reiktų pasirinkti tokį, kaip ir minėjau, kad svarelis nepakiltų nuo dugno. Kurį laiką pasukus reiktų pristabdyti, nes dažnai ešerys seka mūsų masalą. Ir tik jį sustojus ir vėl pradeda judėti, dažniausiai sulaukiu kibimo. Bandau ieškoti tos spalvos, kuri labiausiai vilia žuvį. Bandau uždėti truputėlį stambesnį guminuką, už tą, kuris uždėtas ant kitos sistemėlės. Nors spalvos jų labai panašios. Kartais sistemėlėje reikia uždėti vieną guminuką, tokį, kad jis būtų išaugiantis su ryškia spalva. Jis labiau suvilioja ešerius vien tam, kad jį pritraukti prie mūsų sistemėlės, nors jisai ir negrebia tos ryškios spalvos, bet jo susidomi. Štai man kibimas. Vėl meškerės viršūnėlė vibruoja. Ir šį kartą kažkas lyg ir didesnio. Nes svorį jaučiu tikrai nemažą. Nors vibracija truputį keistoka. Svoris didelis, bet smūgių tikrai didelių nėra. Štai ir žuvis pasirodė, bet nėra net tokia didelė, kokia aš tikėjausi. Bet kas čia? Tai dar vienas ešerys. Štai mano sistemėlė. Iš karto užkibo net 2 ešeriai. Gaudant ešerius, tai yra dažnas atvejis, kuomet griebia vienas ešerys, o kitas bando iš jo atimti ir griebia šalia plaukiantį kitą guminuką. Atkreipkite dėmesį į guminuką. Guminukas užmautas ant paprasto kabliuko, o ant valo dedu svarelį, užspaudžiamą. Svarelį reiktų rinktis tokio svorio, kad atsvertų guminuko svorį ir kai įleidžiame guminuką į vandenį, kad jis lėtai nertų tiesiai žemyn ir gražiai vibruotų. Galima svarelį ir nedėti, bet tuomet, kada patraukiame ir sustabdome, guminukas nustoja dirbti. Kuomet yra svoris priekyje, svarelis visuomet tempia žemyn ir mūsų guminukas visuomet vibruoja. Štai, ešerys paspruko. Jam pasisekė. Neturiese gaudantis kolegos dideliais laimikiais negalėjo pasigirti. Jiem kol kas kibo nedidelė ešeriukai. Ne visuomet ešeriai kimba ant vieno ir to pačio guminuko ar ant tos pačios spalvos. Reiktų turėti nemažą įvairovę. Šį kartą kibo dažniausiai ant violetinės spalvos, bet kartais būna, kad kimba arba vien tik ant raudonos, arba vien tik ant žalios. Labai priklauso nuo apšvietimo, kokiame gilyje gaudysime ir kokia diena. Ar saulė ryškiai šviečia, ar stipriai apsiniaukia. Belieka tik žuvį ištraukti. Kuomet įrankis yra labai patogus, žvejyba tampa vienu malonumu. Nors šį kartą ešeriai kibo labai atsargiai. Kibimų buvo tikrai daug, bet ne visus pavykdavo pakirsti. Kaip pastebėjote, pakeitimas galvakablio į paprastą kabliuką rezultatus tikrai pagerino. Nes dažnai atakuoja ir galvakablį, bet užkirsti būna žymiai sudėtingiau. Nes kabliukas vis dėlto yra ilgas ir nemažas,
Jeigu ešerys griebia vien tik už galvakablio priekio, jį užkirsti žymiai sunkiau. Kartais vienu traukimu sulaukdavome 3-4 kibimų. Tai kaip viršūnėlė gražiai lankstosi. Štai ir kibimas. Šį kartą papuolė piktas ešerys. Spurda kaip padūkęs, bando visaip nusiplėšti nuo kabliuko. Jis tikrai nesitikėjo, kad tai guminukas su kabliuku, o manė, kad tai gyva žuvytė. Ešerys nėra labai didelis, bet papuolė labai agresyvus. Tuo ešerius ir įdomu gaudyti, kad jie priešintis labai gerai sugeba. Ir pagal jų pasipriešinimą negali nuspėti, kokio tai dydžio žuvis. Priešpiet išlindo ir saulutė, oras truputėlį pradėjo šilti. Gaudant ešerius vienoje vietoje užsilikti gal nevertėtų, jeigu daug kibimų nesulaukite. Reiktų paplaukti į naują vietą ar paieškoti naujo povandeninio kauburėlio. Kartais ešerių būriai stipriai migruoja. Galima, aišku, vienoje vietoje sulaukti naujo būrio. Bet kartais jie tiesiog nusėda ant dugno ir guli. Juos reikia ieškoti pačiam. Kad ir vienoje vietoje jų būna daug, bet jie būna pakankamai vangus. Vienas kitas ešerys užkimba, kiti pasidaro įtarūs ir nesidomi mūsų siūlymų masalu. Tuomet reiktų ieškoti naujų ešerių, kurie dar nepažįsta jūsų masalo. Štai vėl į valtį keliauja ešerys. Tokius gaudyti žymiai smagiau, nėra toks mažas. Kaip jau minėjau, ešerys ne visuomet vienodai reaguoja judant į masalą. Taip ir traukimo greitis ne visuomet turi būti vienas ir tas pats. Kartais priseina masalą truputėlį ir pašokdinti. Aišku, šokdinimas truputėlį skiriasi nuo to, kai mes šokdiname gaudant starkius. Čia reiktų žymiai trumpesni pasikelimai svarelio nuo dugno. Bet tai ne visuomet pasiteisina. Jeigu ešeriai nekimba, reiktų bandyti įvairiausius variantus. Kuo daugiau eksperimentuosime, tuo mūsų rezultatai bus geresni. Ir kiekvienas atrasime tą variantą, kuris mums geriausiai pasiteisins ir daugiausiai suviliosime žuvies. Aišku, galima sistemėlės rišti ir kitokias. Jeigu gaudome su viena sistemėlė ir ešeriai kimba, jų nebūtina keitalioti, bet kuomet ešeriai būna atsargus ir vangus, sistemėlės galima keisti. Galima pavadėlius daryti žymiai ilgesnius. Galima dėti ne 3, o galima gaudyti su vienu ir daryti pavadėlį maždaug pusės metro, žymiai ilgesnį už svarelį. Kartais tokia sistemėlė taip pat pasiteisina. Kaip matote, šis ešerys griebė už galvakablio galvos ir kabliukas jam įsisegė iš lauko pusės į lūpą. Tai pateisino mano spėliojimus, kad tokių kibimų dažnokai būna. Štai sulaukia rimtesnės žuvies kibimo. Manau, kad šis žuvis šios dienos rekordas, nes priešinasi labai stipriai ir svoris nemažas. Tuoj turi pasirodyti. O kas čia? Vėl pasikartojo istorija. Vėl 2 ešeriai. O sudarė tokį įspūdį, kad ten tikrai didelė žuvis. Šiam kartui tiek. Tegul kimba, bet nepabėga. Iki greito pasimatymo.